Sveiki bičiuliai, prieš mano akis yra naujausia GoPro kamera, GoPro 12. Tai aišku, jau sudraskiau aš ją, bet aš jos dar neišpakavau. Man pačiam įdomu kokia GoPro 12, nes prieš tai turėjau 8, todėl reikia atsinaujinti. Atsidarysim šitą kamerą, pasižiūrėsim kas per kamerą slepiasi viduje. Iš tikrųjų norėjau jau atsinaujinti, nes 8 pakankamai dar gerai filmavo, tačiau jau 12 turi labai daug privalumų, kas nuo 8 labai skiriasi. Tai va, išpakuosim GoPro. Šiaip iš tikrųjų graži dėžutė. Ant dėžutės šonų parodyta, kas jos viduje slepiasi. Tai pati GoPro, enduro baterija, užsukimas ir krovimo listas. Gerai. Bandom iš tikrųjų atidaryti GoPro dėželę. Pasižiūrėsim, kokie jinai. Šitai. O, kokia graži dėžė. GoPro 8 buvo irgi, bet visai nebuvo tokia. Labai, kas čia per... Supratau. Čia dabar man reikia spjauti. Ne, nereikia. Toks jausmas, kad imčiau kiaušinių dėžutę. Taip. Ai va, labai lengvai atsidaro. Labai įdomus dėklas. Ką mes joje randame? Tokios instrukcijos. Tai va, rašo, kad reikia pirmiausia instaliuoti programą į savo telefoną, nuskaičius QR kodą, GoPro įjungti. Nes šiaip visos GoPro naudojama su programėlė, galima ir be programėlės. Tai va, ir va čia, jeigu subscribinsim GoPro, editinimo įrankių, cloudas, auto uploadas visoks, vienu žodžiu, ir 50% kitai GoPro nuolaidai. Va, čia visa instrukcija, kaip tvirtinti, kaip įsidėti bateriją. Aš jums visą tai parodysiu. Man aišku, jau tai ir nėra pirma. Čia kaip elgtis su baterija, instrukcija, gidas, na ir pati GoPro kamera. Kaip ir minėjau, turim laidelį, bateriją, GoPro universalų tokį tvirtinimą su 3M, kur galime irgi prie šalmo, tarkim, prisijungti. Na ir pats GoPro varžtelis, sraigtas, prie kur prisukam GoPro kamerą. Na ir patys svarbiausia GoPro 12. Tai va, štai dėžė. Apklijuota gražiai, kad nepasižeistų. Ir va čia netgi yra įspėjimas, kad jūsų kamera turi būti atnaujinta prieš naudojimą programinį įrangą. Gerai, naujam Vava Viva. Gražus ekranas. Viską nusilupam, pasižiūrim lęšis. Šitas beje lęšis yra keičiamas. Galima keisti į kokį nori. Į wide angle, tarkim, į platų lęšį, tai va tokios naujovės. Tada nuo 8 kas skiriasi, atsirado priekinis ekranėlis, kurį galima realiai išjungti. Arba tiesiog, jeigu jūs vloginat, tai tada vienu žodžiu galite save matyti ir visą vaizdą, kiek jūs apimat filmuodami. Tai labai geras dalykas. Tada pirmas dalykas, kas krenta lyginant su mano buvusia 8 kamera, tai jos visas korpusas jau yra padengtas tokia guma. Prieš tai 8 buvo plastikinė ir reikėjo dar papildomai pirkti apsaugą, kojelės, kurios realiai dedasi į šitą arba į bet kokį kitą jūsų naudojamą priedą ir prisisukat šitaip. Prisisukat kamerą
ir galit prisiklijuoti arba įsistumt, arba įsistumėt šitą ir prisiklijuoti, tarkim, prie šalmo. Įjungimo mygtukas, filmavimo viršų mygtukas ir va čia va šoninis atidarimas, kuris, aišku, nusiema. Atsidaro, aišku, šitas nusiema. Tai va toks vidus, čia šone dedasi atminties kortelė, pakrovimo lizdas ir baterija. Baterija šį kartą GoPro 12 jau yra va tokia, su baltais apvadais, yra 2 kart ilgiau filmuoja negu įprastinė GoPro iki 8 versijos, nes GoPro 9, 10, 11 jau eina tos enduro baterijos, jos ne tik dvigubai ilgiau filmuoja, bet ir su jom gali filmuoti prie didelio šalčio, jos visiškai neįsikrauna. Aš naudoju realiai 64 GB, nors realiai galima į šitą kamerą dėti iki 256 GB atminties kortelę. Nu va, įdėjom GoPro pabandysim įjungti. Įjungimas yra šone. O, įsijungia Black 12. Tai va, štai tokia kamera. Kalbant apie mikrofonus, tai yra va čia mikrofonas, tada va čia mikrofonas ir va čia va priekį 3 mikrofonai. Aišku, jeigu norit laukia, kad girdėtųsi labai jūsų balsas gerai, nepermuštų vėjo garsas, tai yra specialus, kaip minėjau, modas užsideda ant šios GoPro, yra mikrofonas ir tada kokybė ženkliai pagerėjo. Šitas modas Lietuvoje kainuoja apie 70 eurų. Tai va, o jeigu dar norit kitokį variantą, tai yra per Bluetooth papildomai jungiasi, susinchronizuoja DJI belaidis mikrofonas, bet to mikrofono kaina irgi dar būtų pas mus Lietuvoje apie 300–400 dar eurų. Tai va, jeigu norit geros garso kokybės. Na ką, pabandom įjungti GoPro 12. Šoninis mygtukas, reikia šiek tiek palaikyti. Įjungimas tai toks GoPro. Dabar pasirinkam kalbą. Lietuvių kalbos nėra, visos tik tos tarptautinės, tai aš renkuosi anglų, nes geriausiai suprantu. Tada agree, sutinkam ir toliau kitas ar būtų galima valdyti balsu, bet aš tiesiog off padarau. Va, ir va dabar rašo, kad installed GoPro Quick App. Tai jau tipo reikia įinstaliuoti į telefoną GoPro. Tai aš dabar susiinstaliuosiu į telefoną. Čia telefonas mano yra nenaudojamas Xiaomi Redmi Note 7, bet realiai tai bus kaip demonstracinė versija. Play parduotuvė. Žodžiu, susidieksim, tiesiog įvedam GoPro. Ta pati programa, kas yra 8, tai realiai GoPro. Vat yra GoPro Quick Editor programa. Įsidiegiam programą. Na, įsidiegiau programėlę į telefoną ir manęs klausia, ar turi savo GoPro, spaudžiam jas, setup your GoPro, connect kamerą spaudžiam ir leisti naudojant šią programą. Ir va dabar va ieško kameros. We found you. Va, rašo, kad radome jūsų kamerą, spaudžiame connect. Jungiasi. Tai va dabar prijungiam kamerą. Connected. Prijungiam. Čia galima pasivadinti kameros pavadinimą, kad žinotume. Tai bus tiesiog GoPro 12. Užsivardinam. Aišku, vėliau
tos programėlės bent jau aš nelabai naudoju. Tiesiog jeigu noriu nuotoliniu valdymu jungt, galiu per telefoną GoPro jungt, bet šiaip tai aš pagrindė tik tai kamerą naudoju, įsikeliu medžiagą į kompiuterį ir man to užtenka. Tai va, let's install your update, kaip ir prašė. Jungiam. Čia yra, va, galite realiai pasiskaityti, kas naujo Hero 12 Black kamera iš tikrųjų. Tai, jo. Tai žodžiu dabar connectin Wi-Fi, pasijungiam Wi-Fi. Nu, čia aišku licenzijas, kad sutinkame su viskuo, priimti ir tęsti. Tai va, viskas susijungia. Dabar atnaujinsim GoPro 12. Tai va toks va šios kameros instaliavimas, įdiegimas. Rodo va čia va telefone kiek procentų liko, kiek įdiegta. Tai va, susinstaliuos programa, atsinaujins viskas puikiai ir turėtų būti gerai. Štai tokia GoPro kamera. Va čia va yra apačioj elementarūs nustatymai, dabar gamykliškai buvo 4K raiškos, 30 FPS. Galima, aišku, individualiai pasikeis, kaip norime filmuoti, 4K ar 1080. Realiai, jeigu YouTube'ui kokiam, tai užtektų 1080, 5,3K raiškos. Frame rate'as, tai kadrai per sekundę, kiek norim, 30-60. Lęšio dydis. Va tokie va nustatymai. Šiaip individualiai kiekvienas priklauso, kaip norime filmuoti, ar 4K raiškos. Šiaip tai rekomenduojama, kad daug vietos neužimtų, bet pakankamai dar irgi gražiai filmuoja 1080, pilnai užtenka, 4K raiškos nėra būtina. Toliau kameros, taip, tada yra timelapsai, irgi labai gražiai galiu sukurti. Tai timelapsų irgi 4K raiškos yra, bet 12 pridėjo daug daugiau visokių time warpas, tada start trailas, tai realiai apie šitas visus funkcijas, kaip filmuoja šitos visus timelapsus, aš galiu video trumpus siužetus, epizodus parodysiu, kaip kokią funkciją filmuoja. Pavyzdžiui, labai Vehicle Lights labai gražiai gauna timelapsai, tie įprastiniai, night lapsai. Kas yra su tais susidūrę, tai jau žino. Tai va, įdomių tokių funkcijų pridėta. Tada, tai va, ir aišku, jeigu norit kokybiškų nuotraukų, taip pat yra daug fotorežimų. Tai yra wide nuotraukos, standartinės naktinės fotografijos, kur irgi labai gražios nuotraukos išeina. Tai va, atsakau. Tai va, tokia ta kamera. Kas vien žodžiu, grįžtam čia video. Jeigu iš viršaus, tai tiesiog nustatymų 3 langai, va čia yra atminties kortelė, va, kiek užimta. Ir iš karto atsakau kaip funkcija, tai kad 12 jau yra, ko nebuvo 8, gali iš karto į debesį, į cloudą savo viską permesti iš karto tiesiai iš GoPro, nebereikia į kompiuterį laidėlis. Aišku, šie dalykai yra viską mokami. Tai va, sakau, labai individuali kamera, kiekvienas prisitaikys realiai pagal save. Tai va, labai džiaugiuosi šito pirkiniu. Dabar norėčiau pakalbėti apie priedus jai. Tai žodžiu, jeigu nes jūs gaunate, kaip matėt, tik tai tokią kamerą, o priedus jau reikia pagal savo poreikius, pagal tai, ką jūs darote, pirkti atskirai. Tai kad jums nemėti pinigų, aš jums turiu patarimą, nepirkit originalių priedų iš GoPro. Realiai už šitą GoPro vardą jūs mokėsite daug didesnius pinigus negu realiai perkant iš kokio Amazono ar AliExpress. O kokybė yra lygiai tokia pat gera. Tai lygiai taip pat gerai GoPro priedai laiko ir perkant ir iš tos pačio AliExpress.
Tai va, ką aš naudoju su GoPro kamera, tai yra toksai kaip ir selfie stickas, aišku, čia jis yra originalus, jis šiaip kainuoja, va, už tokį stiką originalų GoPro, jis kainuoja 50 eurų, tačiau aš jį realiai, kaip pirkau GoPro 8, gavau dovanų, buvo kaip ir akcija, priedai dar dovanų, tai va, gavau, kurio realiai pilnai užtenka, tai yra kaip selfie stickas ir tuo pačiu trikojas tripodas. Tai va, ką aš būtinai naudoju, tai va šitą. Tada nusipirkau GoPro priedam ir pačiai GoPro tokį kietą dėkliuką. Irgi, taip pat irgi iš AliExpress, labai nedaug mokėjau, gal ten 10 ar 12 eurų. Tai pirkite iš AliExpress, jo pilnai užtenka, geras, kokybiškas. Taip pat naudoju GoPro irgi ant galvos laikiklį, galima kamerą ant galvos užsidėti, jeigu dirbat kažkokį darbą ir norit nufilmuoti labai gerai, rankos lieka laisvas, tada diržas ant kūno, kamera ant kūno būna. Tai va pagrindiniai dalykai, kuriuos naudoju. Va, dar turiu va štai tokį dėkliuką. Jis yra skirtas po vandeniu filmuoti, tai įsideda kamerą ir galit filmuoti be baimės, kad jis užšluos. Šiaip apskritai kamerą jūs galite mesti vandenį, jį gali iki 10 metrų po vandeniu būt, bet trumpą laiką ir jei nieko neatsitiktų. Ekstremaliom sąlygom jį gali būti, bet nardymui aš rekomenduočiau irgi tokį dėkliuką. Už kelis eurus realiai nusipirkau irgi AliExpress. Ir dar vienas didesnis, ką aš naudoju, tai prie motociklo šalmo irgi GoPro laikiklis. Puikiai laiko, Tai va šitas laikiklis tai yra irgi iš AliExpress pirkau, sumokėjau gal 3 eurus realiai. Tai va tokius priedus aš naudoju, o iš tikrųjų galite irgi priedų visą rinkinį nusipirkti tenai 10 priedų, sumokėsite iki 50 eurų tenai, bet sakau, gausite tiek priedų, kur jūs net nenaudosite ir didžiausius selfie stickus, ir diržus, ir rankenėlės, prie bet kurie prisisegt galėsite. Yra irgi net tokių rinkinių. Amazone aš mačiau toks rinkinys kainuoja apie 25 eurų. Tai va, tokie priedai, kuriuos aš naudoju. Šiaip tikiuosi, kad video jums buvo informatyvus. Jeigu ko nepaminėjau, pamiršau, paklauskit, pabandysiu aš jums atsakyti žodžiu. Tai ačiū, kad žiūrėjote šitą tokią kaip ir mini GoPro apžvalgą naujausias 12. Tai ko nepaminėjau svarbiausia, iš tikrųjų, ar reikalinga šita GoPro? Taip, jeigu jūs norite įamžinti, išsaugot gražiausią savo gyvenimo akimirkas, aukštos kokybės, tikrai bus akiai gražu žiūrėti ilgą laiką, nes, ta prasme, tai yra filmuoja labai gerai, labai kokybiškai, cinematografinė kokybė iš tikrųjų. 4K, 5K raiškos, labai aukšta kokybė, tai neatskirsit nuo, čia lyg būtų mažytė mini profesionali kamera. Tai iš tikrųjų ir nuotraukos labai gražios, bet kokiu kampu galėsit pasidaryti. Tai, žodžiu, čia yra alternatyva gražiam prisiminimam. Tai nebūtinai ją būtina kasdien naudoti, bet iš tikrųjų labai reikalingas. Ir aš, pavyzdžiui, nebeįsivaizduoju gyvenimo be GoPro kameros. Tikau, prieš tai turėjau 8, tai labai ženklus skirtumas. Tai jeigu jūs neturit visai jokios kameros, taip, šitą 12 apsimoka pirkti, bet jeigu jūs turėjote 10, ten kokią 9, tai ne, jos neapsimoka, nes daug funkcijų beveik panašios. Baterija Enduro ta pati dedasi, kuri 2 kart ilgiau filmuoja ir viskas. Tai va, čia tas pats lyg kiekvienais metais iPhone telefoną. Neapsimoka pirkti. Tai va, tiek apie tą GoPro. Šiaip, ačiū, kad žiūrėjot visą video. Jeigu jums patiko video, paspauskit prenumeruoti kanalą, tai man labai svarbu. Ir susitiksim kitais kartais.
jau kitose video. Ačiū draugai, kad stebėjot. Kils klausimų, kaip minėjau, rašykit drąsiai. Tai ate. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help.